Tai aišku, aš to neišvengiau, tai tada pradėjau ieškoti, savęs klausti, kodėl, už ką ir visą kitą. Kokiam fainam. Karūna buvo tokis. Ir tada atėjo į mano gyvenimą, būtent per sąmoningumą, per savistabą, kas kur atsirado literatūra. Pas mane įdomi, pirmiausia, aš patiriu, išjaučiu ir ateina suvokimas ir tada gaunu patvirtinimą iš gyvenimo. Tai yra knyga, video kažkoks ar kažkas pasako, kad sako, taip vyksta gyvenime. Tada žmonės skatinė jausti. Jo, ir tada tu žiūri, kad aš teisingam kely, tada mano gyvenime atsirado videoskaita, kuris sustiprino visą tai. Iki to momento, kol supratau, videoskaita yra gerai, bet jinai yra diagnostika. Iš mano batų žiūrint, ne? Kiti specialistai dirba, jie ten kiekvienas turim savo kelią. Bet man norėjos to gylio, ar ne? Kalbi su žmogum, ten dažniausiai į videoskaitą kas ateina? Tiem, kuriem yra sunku. Tiem, kuriem yra kažkokios vidinės problemos, kur, ieško atsakymų. Dvasingumą ir sąmoningumą eina žmonės, kuriem viskas gerai. Dažniausiai būna kita kelio pusė. Tai va. Ir kai man sako, o ką man daryti su tuo? Aš neturiu atsakymą. Gali tik identifikuoti, kad taip, tu tai turi. Taip, viskas. Ir kas toliau? Ir kur toliau? Ir tada kokius 3 metus aš nieko nedariau. tą temą sustojau ir buvau. Tiesiog buvau gyvenime. Ir aš taip pamatau reklamą. Tiesiog, bet tie metai buvo taip telefonu. Non-stop scrollinimas, ieškojimas kažko iš vidaus ieškojau, nesupratau ko. Ir kas gavos, sustoju ties reklamą ir sako, jeigu tu nori susitvarkyti savo gyvenimą arba kažkam kitam su 100% garantija, ateik į mūsų kursą, nemokamai mėnesį pasitikrink, jeigu tavo galėsi mokintis. 3 dalykai. Susitvarkyti noriu, pasitikrinti galim nemokamai tinka ir keičiam gyvenimus, tobulą, ar ne?